Iš tiesų tai, kas vyko svarstant Lietuvos radijo ir televizijos įstatymo pataisas, priminė būtent cirko areną ir tai jau pavadinčiau švelniai. Tikėtis, kad tikrai praskaidrės nacionalinis transliuotojas, kad laisvas žodis įsigalės ir kad bus mažiau cenzūros nacionalinio transliuotojo eteryje, aš labai giliai abejoju. Manau, kad tas, kas buvo per pandemiją, tas, kas buvo, kai nacionaliniame transliuotoje mes neturime tikrų diskusinių laidų, tikrų politinių aktualijų analizės, o turime tik tai, ką reikia ištransliuoti ir į kokią liniją reikia pataikyti, tai manau, kad niekas nesikeis. Tarp visų tų įtampų ir cirkų iš tiesų buvo priimti ir keletas pozityvių įstatymų. Labadiena ir turbūt reikėtų pradėti ne nuo to, kad komentuosiu Seimo plenarinio posėdžių savaitę, bet turbūt reikėtų įvardinti, kad pradėsiu komentarus apie posėdžius iš cirko arenos. Nes iš tiesų tai, kas vyko svarstant Lietuvos radijo ir televizijos įstatymo pataisas, priminė būtent cirko areną ir tai jau pavadinčiau švelniai. Bet apie viską nuo pat pradžių. Turbūt daug diskusijų, daug triukšmo, bet neretai pasimiršta esmė. Kągi Seimas svarsto? Galiojo įstatymo redakcija, pagal kurią taryba turi teisę pareikšti nepasitikėjimą LRT generaliniu direktorium, grįsdama tik viešuoju interesu ir jeigu už tokį nepasitikėjimą balsuoja ne mažiau kaip 2/3 radijo ir televizijos tarybos narių. Tokia pataisa buvo priimta 24 metais ir tik 24 metais atsirado toksai reguliavimas, kurį dabar pacitavau. Iki to galiojo, kad balsavimas būdavo slaptas, slaptai veikė taryba, beje ir tarybos daugumos 2/3 nebuvo reikalaujama. Todėl dabar buvo pasiūlyta pakeisti šią nuostatą ir įrašyti, kad direktorius generalinis gali būti atleidžiamas, jei nepasibaigė jo įgaliojimų laikas, jei taryba nepatvirtina metinės LRT veiklos ataskaitos ir jei už tokį nepasitikėjimą balsuoja slaptai daugiau kaip pusė visų tarybos narių. Štai tokį turim pokytį ir kai tik tai buvo registruotas šitas įstatymų projektas, aš įspėjau savo Facebook paskyroje, taip pat kalbėjau ir su Seimo nariais, kad daroma klaida. Klaida daroma dėl to, kad jau mes turime LRT auditą. LRT audite, mano įsitikinimu, yra visa eilė pažeidimų tiek mokestinėje apskaitoje, tiek kalbant apie viešus pirkimus, tiek apie kitus neefektyvius valstybės biudžeto pinigų naudojimo atvejus. Ir mano įsitikinimu reikėjo pasiremti būtent tuo, atlikti tyrimus. Audito komitetas jau pradėjo, mes pradėjome, aš pradėjau tyrimą antikorupcijos komisijoje, kurioje kėliau klausimą apie elektromobilių privačių, tai yra darbuotojų ir kitokių asmenų krovimą valstybės lėšomis, taip įtariu, ir taip toliau. Ir šitų tyrimų pagrindų kreiptis į valstybės institucijas, kad jos konstatuotų, yra pažeidimai ar nėra. Jeigu yra pažeidimai, kreiptis į radijo ir televizijos tarybą ir jį tegu balsuoja dėl generalinio direktoriaus, ar jisai tinkamai vykdo savo pareigas. Tai būtų normali tvarka, kaip vyktų bet kokioje normalioje įstaigoje ar organizacijoje. Šiuogi atveju buvo nuspręsta, maža to, kad ėjo visos šios diskusijos apie auditą, buvo nuspręsta viską paskubinti ir skubos tvarka priimti įstatymų pakeitimą, kuriuo būtų keičiamas LRT generalinis direktorius. Perspėjau iš karto, kad tokios pataisos gali virsti didžiuliais triukšmais, tai yra duos argumentus Monikai Garbačiauskaitei Budrienei kaltinti visus politinių persekiojimų ir siekių politiškai susidoroti, na ir dar prie viso to pridėti tariamą ataką prieš laisvą žodį. Taip ir atsitiko, jūs matote mitingus, jūs matote krūvas laiškų, užsienio įvairių institucijų atsiliepimus ir taip toliau. Spaudimas didėjo tiek, kad visų šito spaudimu pasinaudojo
ir opozicija Seime. Na, akivaizdu, kad ji nepasinaudojo to, ką daro Monika Garbačiauskaitė-Budrienė. Čia yra veikimas išvien, tas yra akivaizdu, bet pačiame Seime procedūriškai ir opozicija pasinaudojo ir pačią Seimo procedūrą. Ir ką padaro? Ogi priima labai, mano supratimu, gudrų, nors ir veikimą prieš Lietuvą, bet labai gudrų veiksmą. Ką jie padaro? 3 opozicijos, turbūt daug kas beje pamiršo ir pasimetė tome žinių sraute, kas vyksta. 3 opozicijos lyderiai, Skvernelis, Nilsen Čmilytė ir Kasčiūnas, praneša apie tai, kad nuo šiol mes atakuosime Seimo pirmininką Juozą Oleką. Kitaip tariant, atakos kampą mes nukreipsime nuo Žemaitaičio, bet dabar jau pilnai atakuosime Oleką. Nepraėjus keletui dienų buvo registruota į šitas LRT pataisas, apie kurias ką tik tai kalbėjau, buvo registruota 100 pasiūlymų, kaip reikėtų jas keisti. Ir kaip reikėtų jas keisti, tie 100 pasiūlymų buvo absurdiški visiški. Asanavičiūtė, pavyzdžiui, siūlė teisę atleisti LRT direktorių, jeigu ji nežiūri Eurovizijos, cituoju čia, ir nemoka mintinai Lietuvos atstovų Eurovizinės dainos. Na, arba, pavyzdžiui, Paulė Kuzmickienė siūlė, kad LRT direktorius turėtų būti įsigijęs bent 2 aukštuosius universitetinius išsilavinimus, turintis mokslo daktaro laipsnį, mokantis bet 7 užsienio kalbas nežemesnių kaip C1 lygių ir būtinai senąją graikų, hebrajų, valdantis pagrindinės programavimo kalbas, kaip pavyzdžiui Turbo Pascal ir taip toliau, nėra teistas pagal baudžiamąjį ir civilinį kodeksą, nėra šiurkščiai pažeidęs konstitucijos ir taip toliau. Iki tokių absurdų, kad Mindaugas Lingė, pavyzdžiui, siūlė pataisą į LRT įstatymą, kad toks LRT direktorius turi būti baigęs čiurlionkę, cituoju, ir turintis garaže Molbertą gauna +2 konkursinius balus. Štai tokių absurdų buvo priregistravus opozicija šimtais vienetų tokių pasiūlymų. Ir maža to, kad opozicija registruoja tokius pasiūlymus, bet dar įdomiau, kad pozicija, na, turbūt Juozo Oleko suvadovauta, nes jis yra Seimo pirmininkas, pasiduoda šitai, na, visiškam cirkui, jeigu teisiškai vardinti, tai piknaudžiavimui teise, ir ima šias pataisas rimtais veidais svarstyti Seime. Seimo salė virsta cirku. Na ir galų gale, bediskutuojant Seimo salėje, nuspręsta leisti opozicijai vis tik tai, na, nubalsuoti už jų siūlomą, vieną iš jų siūlomų pataisų, ir taip ir atsitinka. Dauguma, valdančiosios daugumos nebalsuoja, o opozicijos balsais priimamas įstatymų projektas svarstymo stadijoje, dar vienos balsavimo reikia šitam projektui, bet jau jis priimtas, kaip svarstymo stadijoje praėjęs. Cituoju, LRT generalinis direktorius dėl nepasitikėjimo jo gali būti atleistas iš pareigų, nepasibaigus jo įgaliojimo laikui, tik tuo atveju, jeigu Seimo narės Agnės Širinskienės katinas Nuodėgulis išreiškė jo nepasitikėjimą. Štai tokia pataisa, už ją, kaip matote, savo ekranuose dabar ir matote, kas balsavo už, balsavo opozicija už tokią pataisą. Ir iš tiesų tai vyko didžiulis cirkas ir mano supratimu gėda visam Seimui. Ir aš neišskirčiau nei pozicijos, nei opozicijos, nei valdančiųjų, nei tie, kurie nori perimti jų, atsisėsti į valdančiųjų vietą. Vyko tikrai labai gėdingas vaizdas, kuris nevertas ne tik Seimo nario vardo, nevertas apskritai bet kokio valstybės tarnautojo, nevertas bet kokio tarnautojo vardo, nes Seimo narius visų pirma jūs renkate tuo tikslu, kad jie dirbtų pozityviai, kad jie kurtų teisę, kad jie gerintų gyvenimą, skatintų ekonomiką, rūpintųsi Lietuvos biudžetu, saugumu ir taip toliau. Vietoje to
iki 12 nakties, po to pratęsė iki 1, vėliau sako baigė iki 2 nakties svarstymą va šitų absurdiškų LRT pataisų. Man buvo gėda būti Seime, aš kelis kartus išėjau iš salės, kol galų gale neiškenčiau ir prieš 12 valandą palikau Seimo posėdžių salę, nes būti tame cirke ir gaišti laiką dėl absoliutaus absurdo, aš maniau, kad tikrai neverta. Juolab, kad buvo tikrai galimybė visą šitą spektaklį, turbūt tragikomišką, paversti labai paprastų ir efektyvių valdymų. Na, aš siūliau atsistojęs Seimo posėdžių salėje, sakiau, kolegos, jūs turite pilną galimybę leisti opozicijai aptarti ir išsakyti Seimo posėdžių salėje, žodžiu, pristatyti jų pataisas, 5 valandas tegu pristato, 10 valandų per naktį, paras tegu dirba, sėdi salėje Seimo pirmininkas, opozicija pristato ir paskelbėme momentą, kada Seimo nariai susirenka balsuoti, tarkim, nuo 9 iki 10 valandos Seimo nariai susirenka dėl tų jau pristatytų Seimo posėdžių salėje svarstyti pataisų balsuoti. Ir tokią formą mes darome labai dažnai, kasdien, tai yra, tarkime, po pietų ypač tai dažnas atvejis, kai Seimo įstatymų projektai yra pristatomi porą valandų, nuo 2, tarkim, iki 4 ir nuo 4 skelbiama taip vadinamasis balsavimo langas ir per balsavimo langą Seimo nariai balsuoja dėl jau pristatytų ir išklausytų Seimo projektų. Kadangi absurdiškos pataisos, tai yra absurdiški pasiūlymai siūlomi Seimo salėje, leist, jeigu kas nori, gali klausytis, kas nenori, išeina ir nesiklauso, tegul tie, kurie jaučiasi, kad gali šitaip tyčiotis iš Seimo salės, iš savo galų gale mandato Seimo nario, tegu pristato, ateisim prabalsuosim prieš, per valandą balsavimo lange ir viskas to užsibaigtų. Bet problema buvo ta, kaip jau minėjau, kad buvo pagąsdintas prieš tai Seimo pirmininkas ir pagąsdinus Seimo pirmininką, na, mano supratimu, jis bijojo padaryti bet kokį pokytį, bet kokią pagreitinimą tų pataisų svarstymo tam, kad, na, jis negalėtų būti atakuojamas tuo, kuo jį įspėjo. Ir jeigu kas nors, ir aš perspėjau dar kartą, jau per Seimo narius ir kalbėjau, jeigu jūs galvojate, kad jūs veiksite taip, kad nebus galimybės kreiptis į Konstitucinį teismą, tai sakau, pamirškite, aš esu advokatas, teisininkas, puikiausiai žinau, kad jeigu nori surasti prie ko kabintis, tai ir prisikabinsi rasi ir kreipsiesi į Konstitucinį teismą. Ir net nebejoju, jeigu šios pataisos būtų priimtos, toks kreipimasis į Konstitucinį teismą būtų, pavyzdžiui, dėl skubos tvarkos, kuri iš tiesų yra abejotina, kam reikėjo tokią skubą įjungti. O kaip jau minėjau, mano gilių įsitikimų apskritai šitų pataisų nereikėjo ir galima buvo viską išspręsti taikiai, ramiai, pagal audito reikalavimus, pagal tai, ar nėra pažeisti atitinkami teisės aktai iš LRT administracijos pusės ir tada duoti svarstyti LRT tarybai. Dabargi turime tokį atvejį, kai mano įsitikinimu nutrūko bet koks svarstymas LRT. Jeigu dar kažkas tikina, kad LRT pataisos bus svarstomos sausį, tai tokios, kokios jos pristatytos, tikrai nebebus svarstomos. Galų gale po mėnesio, po to, kai aš perspėjau visus, tiek Seimo posėdžių salėje, tiek viešai, kad tai yra klaida, suprasta, kad tai yra klaida, kad tai yra susipriešinimas, kad to daryti nereikia ir ko gero aš spėju bus grįžta prie audito. Dar viena galimybė, kaip galėtų būti sugrįžta ir pasiektas tam tikras kompromisas ir pasiektas rezultatas, kurio siekia, nes rezultatas turi būti pasiektas po audito išvadų, turi būti įvertinimas ir turi administracija prisiimti atsakomybę, nes audito išvadas iš tiesų kelia antakius. Ten yra tokių ypatingai keistų dalykų nuo, kaip jau minėjau, mūsų biudžeto pinigais apmokamų papildomų gautinų lėšų natūra darbuotojams.
ir iki labai neskaidrių viešųjų pirkimų, kuriuose net neskelbiami konkursai. Masė pirkimų, kuriuose neskelbiami konkursai ir keletas asmenų nuolat laimi už didžiulius pinigus rengti vieną ar kitą televizijos laidą. Tai mano įsitikinimu, ko gero dabar politikai ieškos kaltų. Ir kalti politikai niekada nebūna, jie niekada neprisiema atsakomybės ir kaltės, todėl kaltais politikai nebus. Dabar jau ieško kaltų ir iešmininkas pasirodo bus LRT taryba, kuri jau kas, bet LRT taryba tikrai stengiasi ir rūpinosi, kad būtų pasiektas rezultatas. Tai yra, kad būtų išsiaiškinta, kas vykdo, pavyzdžiui, šitą visą reklaminę akciją prieš užčiaup, reiškia, šalin rankas nuo laisvo žodžio ir taip toliau. Tai štai tie tarybos nariai net gūžčiojo pečiai, sako, tai ką mes neteisingo padarėme, pas mus net neatėjo dokumentas ir mes ketiname svarstyti, o kodėl turėtume atsistatydinti. Tai štai dabar priimtas saliamoniškas sprendimas, niekas nekaltas, tas Seimo cirkas, kuris vyko visą savaitę, jį reikia pamiršti, nes kalta bus LRT taryba ir Monika Garbačiauskaitė-Budrienė, kurių kartu jau prašoma atsistatydinti ir tokiu būdu išspręsti visą situaciją. Ir dar visai pabaigai paskutinis elementas, kuris mano supratimu suveikia taip, kad socialdemokratai ir valdančioji dauguma buvo priversta iškelti rankas ir kapituliuoti prieš opoziciją visiškai neišmintingai veikiant. Tai iki šių metų pabaigos privalo būti priimtas taip vadinamasis fiskalinės drausmės įstatymas. Fiskalinės drausmės įstatymas turi būti priimtas dar šiais metais todėl, kad be jo priėmimo valstybė neturi teisės tvirtinti tokio biudžeto, kokį yra patvirtinusi. Kitaip tariant, Lietuva, žinia, 26, 7 ir 8 metais skolinsis didžiuliais tempais. 26 metais mes turėsime tikrai ekonomikoje daug pinigų, dėl to, kad jų mes prisiskolinsim labai daug. 27 mes turėsime neaugančią ekonomiką ir prablaivėjimą iš to, ką mes padarėme 26 metais su didžiulėmis paskolomis, o 28 metais jau bus kaip Dievas duos. Sunku net prognozuoti, nes iš tiesų valstybės skola bus išaugusi ypatingai ženkliai. Tai štai tam, kad valstybė galėtų vykdyti šį biudžetą, kuris yra patvirtintas, trimetis biudžetas jau tvirtinamas dabar buvo, tai jis jau yra patvirtintas, tam reikia, kad būtų priimtas fiskalinės drausmės įstatymas. Ir įdomiausia čia yra, kad fiskalinės drausmės įstatymas yra konstitucinis įstatymas ir jam priimti reikia 86 Seimo narių balsų. Valdančioji dauguma, priminsiu, yra iš 81 balso. Vadinasi, net valdančioji dauguma plus mišrioji grupė, reiškia Seimo narių, kurių yra 4, juos sudėjus net ir pridėjus mišrėją grupę, gaunasi 85 Seimo nariai. Neužtenka, trūksta balsų. Vadinasi, valdančiai daugumai socialdemokratams reikėjo susitarti, nuleisti garą, nusileisti ir tokiu būdu konservatoriai privertė socialdemokratus nusileisti, ieškoti kompromiso ir tam, kad būtų patvirtintas fiskalinės drausmės įstatymas ateinantį antradienį ir visi taikiai išsiskirsti su to pačia LRT direktorė ir su to pačia LRT taryba. Nebent, sakau, yra 2 sprendimo būdai dabar. Tai yra vis tik tai, neparodyti, kad yra visiškas pralaimėjimas, sutarti, kad atsistatydina LRT taryba ir direktorė Monika Garbačiauskaitė-Budrienė, ir kartu suderina, kokie čia tie naujieji tarybos nariai bus ir kokia čia ta naujoji ar naujasis direktorius bus. Ir tikėtis, kad mes iš viso to triukšmo, iš viso to nukirtę drakonui galvą, ko gero turėsim, tas slibinas ataugs galva ne viena, o 2. Ir tikėtis, kad tikrai praskaidrės nacionalinis transliuotojas, kad laisvas žodis įsigalės ir kad bus mažiau cenzūros nacionalinio transliuotojo eteryje. Aš labai giliai abejoju, manau, kad tas, kas buvo per pandemiją, tas, kas buvo, kai nacionaliniame transliuotoje mes neturime tikrų diskusinių laidų, tikrų politinių aktualijų analizės,
o turime tik tai, ką reikia ištransliuoti ir į kokią liniją reikia pataikyti, tai manau, kad niekas nesikeis. Na, tai pesimistiškai pradedu, bet matydamas tai, kas vyksta, jau numanydamas, jau nuo lapkričio vidurio, numanydamas, kaip visa tai gali išvirsti, tokią turiu prielaidas taip kalbėti. Na ir turbūt liūdniausia yra tai, kad visada kyla klausimas, ar tos pataisos, kurios yra pasiūlytos, jos buvo netyčia pasiūlytos, ar vis tik tai buvo gudrus žaidimas pasiūlyti tokias pataisas, kurios leistų sukelti tokį triukšmą ir gatvėse, ir Seime, na ir turėti rezultatą tokį, kokį turime. Pamatysim jau greitai, antradienį, jeigu bus patvirtintas fiskalinės drausmės įstatymas 86 Seimo narių balsais, tai reikš, kad yra pasiektas sutarimas ir politikai, kažkas buvo parduota socialdemokratų konservatoriam. Na, o kad neatrodytų visiškas pralaimėjimas, tai praeitą savaitę, kai tik tai buvo ketvirtadienį, kai jau buvo aišku, kad LRT pataisos nebebus svarstomos, buvo praleista pirmoji pateikimo stadijai apie KGB bendradarbių išslaptinimą. Pristatė šį projektą Remigijus Žemaitaitis, mano supratimu tam, kad būtų apie ką kalbėti, nes dabar jau apie LRT kalbėti, ko gero, nebebus apie ką, nes, kitaip tariant, to rezultato, kokio mes tikėjomės, jo nebebus. Tai dabar, kaip jau ir įprasta, daug kalbėjimo, daug tokio tuščio pūtimo, triukšmo, rezultato jokio. Dabar reiks pakalbėti apie KGB bendradarbius, kad būtų galima triukšmauti, kad išviesinsim KGB bendradarbius. O kai buvo priminėjimas šitas įstatymas, mano kolega sako, Ignai, greit balsuojam, bėgam, prabalsavom už, kad būtų išviešinti KGB bendradarbiai ir nebūtų įslaptinti 75 metam, bet savo kolegai sakau, kolega nebus priimtas. Jis labai apsidžiaugė, kai buvo priimtas šis, reiškia, jis nepriimtas, tai pirma tik stadija, dar 2 balsavimai. Kai pirmą stadiją praėjo, jis atsisuko tokiu džiaugsmingu balsu, matai, sako, galų gale Seimas nusprendė išslaptinti, nesakau. Tai yra tik pirmoji stadija ir mano supratimu tai yra tik tai priedanga tam, kas nepavyks su LRT. Matysim, ar aš esu teisus, ar ne, paaiškės netrukus. Na, bet Seime tarp viso to triukšmo, tarp viso to nesusikalbėjimo, tarp visų tų įtampų ir cirkų, iš tiesų buvo priimti ir keletas pozityvių įstatymų. Tai štai galų gale buvo patikslintas akcizų įstatymas ir dizeliniam kūrui, ir žemės ūkyje naudojamam dizeliniam kūrui buvo sumažintas, kitaip tariant, nedidinamas, jeigu labai tiksliai kalbėti, nuo šių metų, kuris yra nedidinamas akcizas dizelino, na ir net ir mažinama saugumo dedamoji. Ir tikimasi, kad tai leis neiššokti mums su kainomis su tarp Latvijų ir Estų, na ir nebus taip, kaip buvo praeitais metais, tiksliau šiais metais, kai mūsų dizelino kaina buvo ženkliai aukštesnė negu Lenkų ir Latvijų ir visi tarptautiniai pervežėjai pildavosi kūrą Lenkijoje arba Latvijoje, mes praradome apyvartas dizelino kūro, praradome PVM, praradome darbo vietas, praradome biudžeto surinkimą galų gale ir mokesčių praradome dėl to, kad nors akcizo surinkome ir daugiau, bet PVM surinkome mažiau ir skaičiuojant bendrai pridėtinės vertės mokestį ir akcizą mes surinkome mažiau 10 milijonų eurų. Tai štai tikimasi, kad kitais metais to nebus, šiek tiek sumažinant, mano skaičiavimais mes būsime tokiam pačiam kainų lygyje arba šiek tiek aukštesni, pamatysime, aš būčiau, jeigu mažinės, tai mažinės taip, kad būtum ženkliai žemiau ir tada mes nusiurbtumėm visas apyvartas nuo Lenkijos ir Latvijos ir piltųsi tarptautiniai pervežėjai Lietuvoje. Toks būtų mano sprendimas, bet dėja galiu tik patarinėti, triukšmauti iš Seimo posėdžių salės ir kartais Seimas įsiklauso, parodysiu šiandien, kur man pavyko įtikinti Seimo vienu ar kitų klausimų, bet šituo klausimu, kadangi tai yra biudžeto klausimai, pas mus paprastai finansų ministerijoje dirba labai griežti matematikai, buhalteriai aš juos vadinu, bet ne ekonomikos planuotojai ir finansų planuotojai, kurie gali suplanuoti ne tik tai pridėję skaičiukus, bet pagalvoja, koks dėl tų skaičiukų bus poveikis ekonomikai ir ar apyvarta apskritai didės ar mažės, ar ekonomika augs ar ne ir nuo to didės mokesčiai ar ne. Deja, kol kas yra taip, kaip yra.
Bet jau tai yra pozityvu, kad bent jau nebus tiek užkeltas akcizas, kad tikrai visi šalinsis Lietuvos, kaip buvo šiais metais. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas buvo pakeistas. Pavasarį, kai buvo tikslinamas gyventojų pajamų mokestis, priminsiu, kad tuomet buvo įvesti 3 nauji tarifai, tai yra 20, 25 ir 32. Padidintas gyventojų pajamų mokestis ir tas padidintas gyventojų pajamų mokestis, jau įsigalios nuo kitų metų ir individualią veiklą ypatingai užsiimantis asmenys, kurie deklaruos 27 metais savo pajamas, jau jie tą matys labai aiškiai. Bet jau nuo kitų metų prasideda naujas mokestis. Ir primenu tik tai, kad praktiškai visos pajamos asmens sumuojamos ir jeigu jūs patenkate į tam tikrą pajamų ribą, jums taikomas arba 20% pajamų mokestis, arba 25, arba 32 gyventojų pajamų mokesčio tarifas. Kitaip tariant, ne vienų pajamų aspektų galios šie tarifai, bet praktiškai visų jūsų pajamų su nedidelėmis išimtimis ir susumavus visas pajamas jau nusprendžiama, kokį vis tik tai mokestį jums reikėtų mokėti. Ir kadangi pavasarį buvo daug spaudimo, daug triukšmo ir vėl viskas skubos tvarka ir Seimas padarė akivaizdžią klaidą, jisai įrašė, kad visi žemės ūkio veiklą vykdantis gyventojai visas pajamas apmokestina itin žemų tarifu. Ir progresinis tarifas jam netaikomas. O dabar pataisyta, siūloma ir atitaisoma ta klaida. Žemės ūkio veiklą vykdantis gyventojai mokės žemą tarifą pajamų mokesčio tik iš pajamų iš žemės ūkio veiklos ir su ją susijusios. Tai tokia yra pataisa, tikrai buvo labai nesąžininga, kai žemės ūkio veiklą vykdytojų įsiregistruoja ir gali kokias nori pajamas gauti ir mokėsi vienu pačiu žemiausiu tarifu. Tai dabar tas yra taisoma. Aš pabandžiau, beje, kai vyko šita pataisa, pabandžiau ir atkurti tą senąją, dabar galiojančią gyventojų pajamų mokesčio dydžius, kad nebūtų progresinių dydžių, kad nebūtų sumuojamas gyventojų pajamų mokestis. Beje, įdomi detalė, Lietuva net ir maksimaliausiais skaičiavimais dėl to laimės tik 50 milijonų eurų į biudžetą papildomą pajamų. Va mes visi mokėsim padidintą progresinį tarifą 20, 25, 32%, o valstybės biudžetas nuo to pasipildys tik tai 50 milijonų, nes jie skaičiuoja, kad bus nemaži praradimai dėl to, kad kai kurie perkels savo mokestinę buveinę iš Lietuvos į užsienio valstybės. Siūliau atkurti padarytą klaidą pavasarį, nes suvokiu, kad tai lėtins Lietuvos ekonomiką, skatins išvykti asmenis ir neregistruoti čia savo veiklos, registruoti užsienyje. Pažiūrėkit, kaip visa tai vyko. Kaimo ir reikalų komitete mano pataisos vos nesulaukė palaikymo. Biudžeto ir finansų komitete nei vienas Seimo narys nepalaikė mano siūlymo, kad gyventojų pajamų mokestis liktų toks, koks yra šiandien ir nedidėtų. O kaip viskas vyko Seimo salėje, kviečiu pasižiūrėti. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo eilės straipsnių pakeitimo ir 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas. Dėl Igno Vėgėlės ir kolegų pateikto siūlymo komitetas nepritarė. Prieš balsavo 4, 6 susilaikė. Ačiū. Taip, motyvai. Už pasiūlymą. Taip, Simonas Gentvilas, prašau. Mes norim padėti dabartiniam valdantiesiam įtikinti kitus dabartinius valdančiuosius, kad progresiniai mokesčiai yra visgi kenksminga Lietuvos ekonomikai ir paskutinę minutę jų atsisakyti. Teisingą Igno Vėgėlės pasiūlymą kviečiame palaikyti. Dar Seimas priėmė tikrai pozityvų įstatymą, tai yra padidina biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo užmokestį. Tai yra didinami pareiginės algos koeficientai ir tai visi biudžetinių įstaigų darbuotojai pasitikrinkit darbo apmokėjimų ir komisijų narių atlygio už darbo įstatymą. Jis jau priimtas ir prezidentui pasirašus įsigalios. Lygiai taip pat priimtas skubos tvarka 10% padidinti minimalūs pareiginių algų koeficientai vidaus tarnybos sistemos pareigūnų. Paminate, visiškai neseniai vyko mitingai, vidaus sistemos pareigūnai, policininkai, kiti gaisrininkai reikalavo padidinti algas, nes jos tikrai apverktinos būklės, tai štai pasitikrinkit vidaus tarnybos statutą.
jau įstatymas priimtas, netrukus bus pasirašytas prezidento ir nuo kitų metų jum turėtų didėti atlyginimas. Na ir išmokų vaikams įstatymas taip pat patikslintas. Anksčiau buvo diskriminuojamos šeimos ir kai kurios negaudavo vaiko priežiūros kompensacinės išmokos, tai dabar šeimose, kurios vienas iš tėvelių studijuoja, kitas dirba, vis tiek tokiai šeimai bus mokamos minėta kompensacinė išmoka. Ir ne tik šeimose, kur abu tėveliai dirba, bet ir tose, kuriuose vienas dirba, kitas studijuoja. Įstatymai, kurie yra svarstomi, tai kitaip tariant, dar kol kas nepriimti, bet jau labai netoli, viena koja iki priėmimo, tai yra saugaus eismo automobilių keliais įstatymas, keičiamas ir keičiama tvarka ir amžius, nuo kurių galima vairuoti AM kategorijos automobiliukus. Žinote, tuos mažiukus visai transporto priemonės, kurių greitis yra labai ribotas, bet jie turėjo teisę laisvai su normaliais automobiliais dalyvauti kelių eisme, transporte ir didinamas amžius. Anksčiau buvo galima vaikams nuo 15 jais vairuoti, siūloma, kad turėtų jie vairuoti nuo 16 metų ir dar įpareigojama, kad jie turėtų būti įgyję reikalingų teorinių žinių ir praėję praktinius mokymus. Manau, pozityvus įstatymo projektas. Taip pat svarstymo stadija praėjo ir labai geras siūlymas dėl pavedimo Lietuvos Respublikos valstybės kontroliai atlikti valstybinį auditą. Siūloma valstybės kontroliai iki 26 metų birželio mėnesio atlikti 21-25 metų krašto apsaugos sistemai skirtų lėšų auditą. Įsigijimai turime omeny, susijusių įstaigų įsigijimai, tikrai pozityvus projektas. Aš apskritai galvoju, kad kai tokios lėšos yra skiriamos krašto apsaugos ministerijai, tai neturėtų būti atskiras Seimo nutarimas. Tai turėtų būti standartas valstybės audito ir turėtų būti tiesiog valstybės kontrolės įstatymas keičiamas ir labai aiškiai pasakoma, kai įstaigos valdo tam tikrą didžiulę pinigų sumą, apibrėžti ją, ir daro didžiulės išlaidas, tuomet privalo būti auditas, tam, kad mes žinotum, ar tikrai viskas vyksta skaidriai. Na ir dar vienas įstatymo projektas, kuris gali būti įdomus tiems, kurie turi žemės ūkio paskirties žemės sklype esančios miško žemės. Tai štai, jeigu žemės ūkio paskirties žemės sklype esanti miško žemė yra ne viename sklype, tai šie masyvai, miško masyvai gali būti atidalinami kiekvienas atskirai ir registruojami daugiau negu 2 kaip žemės ūkio paskirties ir miškų ūkio paskirties masyvai. Tai štai tokia pataisa, kuri mano supratimu leis lengviau planuoti ir registruoti kadastre atitinkamus žemės sklypus. Dar iš kelių tokių svarbesnių įstatymų, tai sveikatos draudimo įstatymas pataisytas ir pakeistas ir valstybės lėšomis draudžiami. Na, čia galbūt svarbiau yra pačiom sveikatos draudimo įstaigoms, tai už valstybės lėšos draudžiami asmenys valstybė didins tas įmokas, jau 27 metais bus mokama už juos 50% ir tolygio didės iki 75% nuo to, kiek pats individualus asmuo moka už save sveikatos draudimo įmokas. Na, šiuo metu yra absoliutus absurdas, kad asmuo per darbo užmokestį, per kitas pajamas susimoka sveikatos draudimą ženkliai didesnį negu tais atvejais, kai sveikatos draudimą apmoka asmenims valstybė. O tokių yra labai daug. Tai štai norima lyginti tai, kad vis tik ir valstybė mokėtų tinkamą sveikatos draudimo įmokas už tuos asmenys, už kuriuos ji pati moka. Na ir dabar jau šiek tiek tas dalykas bus atstatoma. Tiesa, visai sulyginti neplanuojama, 75% ta riba, iki kurios siekime dabar to pasiekti tikslo. Na ir dar keli tokie projektai svarstymo stadijoje esantis, tai yra labdaros ir paramos įstatymas keičiamas pozityviai.
siūloma atstatyti anksčiau galiojusią tvarką, papildant paramos gavėjų sąrašą valstybinėmis ir savivaldybių mokyklomis, religinėmis bendruomenės, bendrijomis ir religiniais centrais. Šita buvo padaryta pataisa, dabar bijau pasakyti, 24 metais įsigaliojo prie konservatorių valdymo, kai šitie gavėjai buvo išbraukti iš labdaros ir paramos įstatymų sąrašo kaip gavėjai, kur galėjote jūs kiekvienas pildydami deklaracijas jiem paskirti 0,6 arba 1,2% nuo savo pajamų mokesčio tiesiai šitom bendriem, tai jos buvo išbrauktas ir neteko teisės gauti šios paramos. Tai norima dabar atstatyti. Beje, 24 metais aš siūliau, bėgau per visus Seimo narius skubos tvarka, sakau, atstatykim, kas nebūtų tarpo 24 metų, nesutiko. Tuomet pateikiau, atsiėmiau, nes mačiau, kad nebus pritarimo. Laimiai dabar pritarimas atsirado ir tikėtina, kad netrukus turėsime šį projektą patvirtintą ir galės vėl mokyklos, religinės bendruomenės gauti lygiai taip pat paramą nuo deklaruotų pajamų, ten tą procentą, kaip mes dabar skiriame, beje, kuris galima skirti dalis ir partijom, ir profesiniam sąjungom ir panašiai. Na ir dar vienas projektas, toks tik patvirtintas, toks pozityvus, tai 28 metais skelbiama Lietuvos mokslo pasiekimų metai ir mokslo pasiekimų ir Martyno Počobuto, garsaus mokslininko, taip pat Antano Terlecko, Lietuvos laisvės lygos bei Antano Mackevičiaus pasipriešinimo judėjimo metais. Ir pro jo svarstymą jau liko tik priėmimas, tai galėsim pasveikinti tikrai labai gražios progos Martyno Počobuto, Antano Mackevičiaus ir Antano Terlecko metai, 28 metai, kurie sutampa su jų labai gražiais jubiliejais. Na ir šalia priimtų jau įstatymų, šalia tų, kurie yra svarstomi ir apie kuriuos kalbėjau, yra ir tokių, dėl kurių džiaugiausi, kad jie buvo išbraukti iš darbotvarkės. Tai štai išbraukti iš darbotvarkės buvo Seimo rezoliucija dėl hibridinės atakos prieš Lietuvos Respubliką. Toks buvo pristatytas Viktorijos Čmilytės Nilsen projektas. Na ir ten apie Baltarusiją, Lukašenką, režimus, net nenoriu cituoti, ten teroristinės, kontrabandinės, hibridinės atakos, čia cituoju praktiškai žodžius, kurie yra ir taip toliau, kad tai yra atakos prieš Lietuvą ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Laimė Seimas išėmė šitą, Seimo valdančioji dauguma išėmė šį projektą. Manau, kad prie išėmimo prisidėjau ir aš savo nuolatiniais kalbėjimais apie tai, kad Baltarusijos, santykis mūsų su Baltarusija yra klaidingas. Ir, na, o turbūt didžiausią padėką reikėtų, kaip jau būtų keista, nukreipti į užsienio valstybę, tai yra Jungtinės Amerikos valstijas, kurios keletą kartų primiktinai kalbėjo apie tai, kad Lietuvos pozicija Baltarusijos atžvilgiu yra klaidinga, kad tokia Lietuvos pozicija, ypatingai pavyzdžiui, kalio trąšų tranzito draudimo atveju yra naudinga vien tik Rusijai, kuri turėdama Uralkalį, didelį kalio trąšų gamintoją, dėl blokados Baltarusijos sugebėjo pakelti kalio trąšų kainų lygį į nematytas aukštumas ir gauna milijardinius pelnus tiek iš trąšų pardavimo, kurios gaminamos Uralkalį, tiek iš Baltarusijos trąšų tranzito ir perpardavimo. Tai laimė šitos rezoliucijos Seimas nepriėmė, ji buvo išbraukta, turbūt laukia, ką daryti toliau. Spėju, kad jau dabar kalbama apie tai, kad galų gale Lietuva kalba, kad mes pasiruošę esame jau techniniam dėrybom, apie tai kalbam jau ko net 2 mėnesius. Tai reikėjo, pasirodo, kad prostovėtų tenai 1,5 mėnesio mūsų vilkikai, žmonės patirtų žalą, būtų nuolat kalbama apie grėsmę civiliniai aviacijai, stotų lėktuvai civiliniai, nevyktų normalus transportas, kol galų gale Lietuvos užsienio politikai, diplomatai sugalvotų, kad tai yra blogai, kad gal vis tik tai čia jau lazda perlenkta ir reikia kažką daryti, nes nieko gero iš to nebus. Žinoma, jeigu ne Jungtinės Amerikos valstijos, šiuo atveju nieks nepajudėtų, būtų taip, kaip
ir buvo. Na ir antras įstatymas, projektas, dėl kurio džiaugiuosi, kad jis buvo išbrauktas, tai Ulbinaitės pasiūlytas visuomenės informavimo įstatymas, buvo pateiktas jo projektas, kuris norėjo apibrėžti dezinformaciją praktiškai taip, kad bet ką galima būtų paskelbti dezinformaciją, na ir už tą dezinformaciją net ir būtų numatytos baudžiamoji atsakomybė. Štai tokie projektai yra siūlomi, na, kai Jungtinėse Amerikos valstijose kalbama apie žodžio laisvę, apie teisę piliečių į tikrą atstovavimą, čia Lietuvoje jau europinėje, ES narėje mes kalbame apie dezinformaciją ir baudžiamąją atsakomybę už tai, kad asmenims, kurie galimai, tai reiškia, tą dezinformaciją skleis, o tą dezinformaciją apibrėžiama taip plačiai, kad kiekvieną galima pavadinti dezinformaciją. Aš jau kalbėjęs apie COVID, atsimenat, per pandemijos metu jau vienareikšmiškai pakliūčiau į dezinformacijos savoką ir vienareikšmiškai būtų man keliama baudžiamoji atsakomybė, kur aš kalbėjau ir kėliau klausimą apie neteisėtą mano supratimu asmenų persekiojimą ir pandemijos valdymą. Tai tiek, džiaugiuosi, kad buvo išbraukta. Na, dar vienas pozityvas, kad keista dalinti su jumis ir kalbėti apie tai, kad pozityvu, kad kažkas nepriimama, tai iš tiesų pozityvu, kad nebuvo priimtas labdaros ir paramos įstatymas ir apie jį kalbėjau Seime. Kolegos, tiesiog, kad suprastumėm, ką mes darom šito labdaros ir paramos įstatymu. Iki šiol galiojo tvarka, kad jeigu asmuo gauna labdaros ir paramos daugiau negu 15 000 vienas asmuo, jisai privalo teikti kasmėnesinės ataskaitas. Ką darom mes šito įstatymu? Mes naikinam skaidrumą ir dabar asmuo gali gauti kiek tik tai nori paramos ir jisai neteiks mėnesinių ataskaitų valstybiniai mokesčių inspekcijai ir prievolė liks tik tai teikti metinės ataskaitas valstybiniai mokesčių inspekcijai. Kam reikalingos buvo mėnesinės ataskaitos? Tam, kad galima būtų atsekti, iš kokių juridinių ir fizinių asmenų yra gauta parama. Jums žinoma, kad šiuo metu labdara ir parama yra tapusi kai kuriems subjektam verslu. Renkama labdara ir parama neretai tokiem dalykam kaip bylinėjimuisi, renkama parama įvairiem dalykam, kur po to patikrinti yra ypatingai sunku. Tiek per pandemiją, tiek per kitais atvejais yra numatytos išimtis labdaros ir paramos įstatyme, ko anksčiau niekada nebuvo. VMI patikrinti tinkamai ir kontroliuoti paramos negali jau dabar. Ir ką mes darom, šitas Seimas eina tuo pačiu keliu, kuris buvo pramintas praeitos kadencijos ir mažinam paramos ir labdaros rinkimo skaidrumą dar labiau. Kviečiu kolegos nepalaikyti arba visų geriausiai ištraukti kortelę ir tuomet tikrai šitas įstatymas būtų nepriimtas ir galėtumėm svarstyti tikslą jo. Ačiū. Kadangi pirmuoju klausimu nesurinko šitas įstatymas reikiamo balsų skaičiaus, bet jį teikia dar kartą ir dar kartą prabalsuoti, kad tik jisai būtų praeitas Seime, tai aš buvau priverstas stotis prie šoninio mikrofono ir įspėti dėl Seimo statuto pažeidimo. Dėl balsavimo motyvų. Tai jeigu remiame statutu, pagal kurį mes grįžtame į svarstymo stadiją, tai prieš balsuojant įstatymo projektas turi būti pristatytas. Seimo nariai turi teisę atsiliepti, pasisakyti, nepasisakyti. Jeigu praeinam šitą stadiją, tada balsuojam. Dabar kas gavosi, aš nesupratau. Mes grąžinom į balsavimą, nors realiai turėjo būti svarstymo stadija. Kolegos, mano supratimu, mes pažeidžiam statutą. Na ir problemiški projektai. Problemiški projektai buvo du ryškiausi. Tai vienas Seimo nutarimas dėl teisių kariams suteikimo ekstremaliosios situacijos atveju. Kolegos, vyriausybės nutarimu yra įvesta ekstremali padėtis dėl balionų tų vadinamųjų, kurie veža kontrabandą, kuriais keliauja kontrabanda į Lietuvą. Mano supratimu, pati ekstremalioji padėtis, kurioje atsidūrė Lietuva, yra mūsų politikų kaltės, dėl to, kad vietoj to, kad stengtumės išvengti tos ekstremaliosios padėties, mes įvedame Lietuvą į tokią situaciją, kurioje neketina diplomatai kalbėti ir už mus pradėjo kalbėti Jungtinės Amerikos valstijos. Laimė, Jungtinės Amerikos valstijos iš tiesų padeda Lietuvai ir jūs jau turbūt girdėjote, kad
pažadėjo ir pasakė aukšti Jungtinių Amerikos valstijų atstovai, kad kontrabando greičiausių metų turėtų sustoti, todėl kad yra sudėrėta su Baltarusijos valdžia, kad jie pradėtų kontroliuoti kontrabandos siuntimą iš Baltarusijos į Lietuvą. Ką darome mes? Vietoj to, kad lukteltumėm ir pamatytumėm, kas įvyks toliau, nes panašu, kad Jungtinės Amerikos valstijos savo žodžio laikosi ir nesišvaisto. Keista buvo, kaip mūsų diplomatijos atstovai neišgirdo buvusio Baltarusijoje Jungtinių Amerikos pasiuntinio pasakymo, kad Lietuvai reikia atidaryti sienas. Šitą išgirdo, per keletą dienų ir atidarė, bet kad reikia dėrėtis. Tai vietoj to, kad Lietuva dėrėtų, pratilėjom, vaidinam, kad išliksim orus ir nesikalbėsim, nors diplomatai kitaip turėtų elgtis. Ta padaro už mūsų Jungtinės Amerikos valstijos. Ką darome mes? Mes siūlome ekstremaliosios padėties atveju leisti kariuomeniai turėti visas teises prieš civilius gyventojus. Cituoju, kad visi suprastų, ką mes šiandien priimame. Nutarimo projektu siekiama suteikti kariams privalomus teikti nurodymus. Pirma, privalomi nurodymai fiziniai ir juridiniam asmenims, kitoms organizacijoms ir jų padaliniams, čia kariuomenė turės teisę. Persekioti ir sulaikyti asmenys nevykdančius karių privalomų nurodymų arba įtarimus, laikinai apriboti galimybę patekti į tam tikrą teritoriją ar patalpą, sustabdyti joje vykdomus darbus, tikrinti asmenų transporto priemonių, ginklų ar kitų daiktų dokumentus, atlikti asmens apžiūrą ir jų turimų daiktų patikrinimą, sustabdyti ir tikrinti ir apžiūrėti transporto priemonės, juose esančius krovinius ir daiktus, taip pat asmenys ir jų bagažą, panaudoti specialiasias priemonės. Ir taip toliau. Kariuomenė, kaip nepaprastoji padėty, įgyja teisę kontroliuoti ir persekioti kiekvieną fizinį asmenį. Mano supratimu, mes darome didžiausią klaidą, nes dar kartą atbaidome ir parodome, kad Lietuvoje yra ne kas kita kaip kariuomenės valdoma valstybė ir kad mes esame karo zona. Tai yra labai blogas ženklas visiems investuotojams, atkreipiu dėmesį. Apskritai mes padarome taip, maža to, kad mes apribojame asmenų teises ir suteikiam kariuomeniai teises, kurias turi tik policija. Ką mes darome toliau? Mes dargi perspėjom visą užsienį, kad Lietuvoje gyventi yra nesaugu, nes pas mus kariuomenė gali daryti tai, ko negali daryti jokioje demokratinėje valstybėje. Pirmas aspektas. Antras aspektas. Kas yra keista šitame nutarime? Kad jisai neapsiriboja ekstremaliosios padėties atveju. Šiuo atveju yra suteikiama kariuomeniai teisės atlikti šitas intervenciją į privačių fizinių asmenų ir juridinių asmenų teises 3 mėnesiam. Aš klausiu kolegos, kodėl 3 mėnesiam? Todėl, kad tai yra maksimalus terminas, koks yra leidžiamas įstatyme. Bet maksimalus terminas. Kodėl mes nepribojame ekstremaliosios padėties paskelbimo momentu? Ir paskutinis aspektas. Kolegos, mano supratimu, mes net ir teisę pažeidžiam. Cituoju karinės jėgos naudojimo statuto 13 straipsnio 1 prim dalį, kuri pasako, kada galima kariuomeniai suteikti tokias teises. Tik tai esant 2 sąlygom. Pirma, ekstremaliojo įvykio mastas sparčiai didėja. Antras, kai siekiant išvengti grėsmės visuomenės rimčiai yra būtina. Ar iš tiesų ekstremaliojo įvykio mastas sparčiai didėja? Aš tokių duomenų neturiu ir negirdėjau, kad būtų pateikta. Ačiū kolegos, linkiu, kad Lietuva būtų demokratinė, atvira, investicijoms skaidri valstybė, o ne priešingai mes panašėtumėm į karo stovyje esančią valstybę. Suprantu, kad policijai reikia pagalbos ekstremalios situacijos metu. Tačiau įstatymas tikrai labai plačiai suformuluojamas. Pasikalbėjau su ministru krašto apsaugos, pasikalbėjau su įstatymo projekto rengėjais. Sutarėme ir man paaiškino, kad vis tik tai kariuomenė bus išvedama tik labai ribotas kariuomenės skaičius, sudarytos grupės, kurios padės kovoti su kontrabandininkais balionais. Kontrabandininkais, kurie tuos balionus priima čia Lietuvoje ir tas cigaretes iš Baltarusijos siunčiamas priima ir po to realizuoja. Sutikome su vienu dalyku, kad tuomet, jeigu mes leidžiame kariuomeniai veikti, ji turi veikti tik labai ribotame apimtyje ir labai ribotą laiką, tai yra tik tai tiek, kiek bus ekstremalioji situacija paskelbta Lietuvoje. Todėl dėjau pastangas, kad būtų apribota kariuomenės įtraukimas į civilių galimą persekiojimą tik
apribojant ekstremaliosios situacijos momentu. Seimo nario Igno Vėgėlės papildomą pasiūlymą, kurį turim apsvarstyti, kadangi šiai dienai yra priėmimas. Tai esmė pasiūlymo yra tokia, kad pirminiam variantė, kuris teikiamas Seimui, buvo numatyta, kad teisės kariam, įvairios teisės, jūs apie jas žinot, būtų suteiktos 3 mėnesiams. Ignas Vėgėlės siūlo šiek tiek modifikuoti ekstremalios situacijos galiojimo laikotarpiu, tačiau ne ilgesniam nei 3 mėnesių terminui. Labas rytas, gerbiami komiteto nariai ir visi susirinkusieji. Tai norėčiau tik tai paantrinti ir komiteto pirmininkui, kad tai tikslinamojo pobūdžio pasiūlymas, kuriam iš esmės Krašto apsaugos ministerija pritarė. Tai tikrai tos teisės turėtų galioti ne ilgiau nei paskelbta ekstremali situacija. Kolegos, ar yra norinčių komiteto narių pasisakyti? Norinčių nėra. Ar galima pritarti Igno Vėgėlės pasiūlymui? Prieštaraujančių nėra, pritarta. Po komiteto posėdžio vyko iš karto ir balsavimas Seime. Gerbiami Seimo nariai, tiesiog patikslinimas, kad neatrodytų, kad esame nuolatinė karo būsenoje esanti valstybė arba kad kariuomenė yra nuolat gatvėse. Pasiūlymas buvo toksai, kad ekstremaliosios situacijos metu kariai padėtų tvarkyti su balionų krize neilgiau kaip 3 mėnesius, o pasibaigus ekstremaliai padėčiai kariai grįžtų ten, kur jie turi būti ir liktų policija. Tai tiesiog toksai apribojimas, kad veikimas būtų nuoseklus ekstremaliosios padėties situacijos atveju tik tai. Ačiū. Gerbiami kolegos, prašau išreikšti palaikymą ar nepalaikymą šiam pasiūlymui. 29 parama yra. Prašau komiteto poziciją pristatyti, gerbiamas pranešiau. Komitetas bendru sutarimu pritarė Seimo nario Igno Vėgėlės pasiūlymui. Taigi pavyko įtikinti ir komiteto pirmininką, ir kariuomenę, krašto apsaugos vadovus mūsų, kad vis tik tai apribot laikę reikėtų karių pagalbą policijai stabdant kontrabandą. Na, taip saugo žmogaus teises ir bet kokią galimybę piktnaudžiauti teismės, juolab ir investuotojam rodytis nuolat, kad kariuomenė dalyvauja civilinėme gyvenime ir yra pasitelkiama stabdyti kažką, nėra gerai. Na ir antras problemiškas įstatymas, tai yra žvalgybos įstatymas. Ir žvalgybos įstatymas iš tiesų kelia tam tikrų rimtų iššūkių žmogaus teisėms. Aš sutinku, kad žvalgybos institucijoms reikia įstatymo pakeitimo, kiek tai liečia socialinės garantijas, kiek tai liečia jų teisės užimti tam tikras pareigas, kiek tai liečia teisę turėti sprogmenis. Bet viską gadina vienas esminis elementas. Kolegos, cituoju, po šito sprendimo, jeigu jūs balsuosite prieš, žvalgybos institucijos turės teisę be teismo sankcijos atlikti elektroninių ryšių tinklais perdamos informacijos turinio susirašinėjimo ir taip toliau fiksavimą, patekimą į asmens būstą, kitokias patalpas ir transporto priemonę, dokumentų ar daiktų paėmimą ar slapta jų peržiūrą ir fiksavimą, informacijos apie elektroninių ryšių fiksavimą ir taip toliau ir taip toliau. Kolegos, aš labai kviečiu atsibusti dėl to, kad po kriminalinės žvalgybos įstatymo pataisų prieš gerus 10 metų mes turėjom slaptųjų pažymų erą. Nejau mes norime žengti tokį patį žingsnį ir turėti tokią pačią riziką. Aš priminsiu vieną aspektą. Argumentai, kad kriminalinės žvalgybos institucijos turi tokias teises, yra apskūstis šitos teisės Europos žmogaus teisių teisme. Teisės ir teisėtvarkos komitete mes nesvarstom kriminalinės žvalgybos pakeitimų vien dėl to, kad laukiam Europos žmogaus teisių teismo išvadų. Kolegos, kviečiu neskubėti ir įsidėmėkit vieną dalyką. Nėra jokios kontrolės. Nei tokios kontrolės turi žvalgybos kontrolierius, nei teismas. Taigi priėmus tokį įstatymą bus galima pažeisti asmenų privatumą. Ir deja, bet nėra jokios kontrolės, kuri galėtų prižiūrėti, ar pareigūnai, atlikdami šias veikas, nepiktnaudžiaus. Kad suprasti situaciją, kokia yra dabar, tai nei kriminalinė žvalgyba, nei žvalgyba šiuo metu neturi realios kontrolės
nei teisminės, nei Seimo kontrolieriaus. Seimo kontrolieriui klausiant žvalgybos institucijų apie veiklos teisėtumą, analizuojant dokumentus, žvalgybos institucijos atsako labai paprastai. Negalime nei paneigti, nei patvirtinti. Ir jokios realios kontrolės dokumentų jo net ir Seimo kontrolierius gauti yra ir kitas elementas teisminės kontrolės. Šiuo metu teisminės kontrolės negali atlikti jokios žvalgybos aspektų, nei kriminalinės žvalgybos, nei žvalgybos. Ir jeigu galvot apie tai, kad žvalgybos institucijos gali padaryti tam tikrų pažeidimų ir jos padaro, ko gero, tų pažeidimų, tai patikrinti tų pažeidimų per teismus negalima. Žinote, Seimas svarstymo stadijoje vis tik tai pritarė tokiam žvalgybos įstatymo pakeitimui, bet net ir po priėmimo Seimo posėdžių salėje virė aistros. Tame pačiame įstatyme sekanti eilutė yra parašyta: per 24 valandas nuo tokios užduoties atlikimo privaloma informuoti generalinę prokuratūrą, kuri tikrina būtent tos užduoties teisėtumo pagrindus. Teismai, teisėjas, kuris privalės persankcionuoti būtent tos veiksmus. Neduok Dieve, užduotis būtų atlaikyta neteisėtai, vadovui iš karto galima pradėti ikiteisminį tyrimą dėl įgaliojimų viršinimo, dėl to teisėtumo procedūros yra labai gerai prašytos. Tai kolegos, aš esu subjektas, kuris bylinėjasi šiuo metu prieš Lietuvą dėl kriminalinės žvalgybos įstatymo. Kriminalinės žvalgybos įstatymas, kuriame yra analogiškos normos, kurias jūs dabar patvirtinot šitoj stadijoje, jos šiuo metu galiojančios yra ir jos neleidžia patikrinti teisėtumo per teismus. Tai yra neįmanoma. Todėl, kad visos absoliučiai institucijos vadovaujasi, slaptųjų tarnybų institucijos vadovaujasi principu nei patvirtinti, nei paneigti. Paimkite bet kokį teismo sprendimą dėl bet kokios slaptos pažymos. Prie Grybauskaitės tai buvo labai įprasta, jūs gausite atsakymą teisme, nei patvirtinti, nei paneigti. Žmogus nežino, kuom jis kaltinamas ir net negali patikrinti to viso veiksmo teisėtumo. Tai, kas dabar mes darome, tai mes darome akivaizdų žmogaus teisų pažeidimą. Mums reikės grįžti prie to ir keisti, nes Europos žmogaus teisų teismas kriminalinės žvalgybos įstatymą šiuo metu nagrinėja ir tai yra daroma didžiulė klaida. Dar kartą pabrėžiu, saugumo institucijoms reikia suteikti galimybę veikti vienareikšmiškai. Tačiau turi būti adekvati kontrolė. Tos kontrolės nėra dabar. Nei kontrolierius turi tokią teisę, teismas tuo labiau. Ir mes darom klaidą. Tiek apie šią savaitę Seime. Viliuosi, kad Seimas atsipeikės, supras, kad Lietuvos Respublikos piliečiai renka Seimo narius ne tam, kad cirkintumėmės ir svarstytumėm absurdiškas pataisas, bet tam, kad dirbtumėm Lietuvos žmonių geroviai. Na, viltis miršta paskutinė, tai viliuosi dar, kad tikrai pavyks atsipeikėti. O visus jūs noriu pasveikinti su artėjančiomis šventėmis, palinkėti ramybės, palinkėti taikos, palinkėti šilumos, palinkėti kuo daugiau šypsenų ir palinkėti jaukumo kūčių vakarą, palinkėti pačių linksmiausių kalėdų. Na ir kad ateinantis metai vis tik tai būtų netokie priešpriešų metai, kad Lietuva galų gale pradėtų taikytis, kad nebūtumėm skirtingų barikadų pusėse, tai turim vieną tėvynę, vieną Lietuvą ir tą vieną Lietuvą turime gerbti, mylėti, saugoti jos nepriklausomybę, nes mūsų susipriešinimas yra naudingas tik tai mūsų priešams. Visiems gražių ir šiltų švenčių, iki kito pasimatymo.